Žiūrėkit, yra toks dalykas. Ar aš darausi keistesnis, kad aš sėdžiu vienas kambarį ir šneku su kamera, lyg tai aš šnekėčiau su žmonėmis? Ko gero taip atsakysite, Lukai. Bet ar jūsų nedaro dar keistesniais tas dalykas, kad jūs žiūrit mane, kaip aš kalbu, pats vienas prieš kamerą, lyg tai su jumis? Ko gero taip atsakysite, Lukai. Sveiki. Klausk Luko numeris 3, jau čia. Bet pirma, kas prašė pateikti vlogą? Prašau. Andriuks ir dar kažkiek skaičių klausė. Moki beatboxinti? Tai aišku, Andriukui, kad moku, kaip kitaip. Žiūrėk. Nu kaip, tikiuosi tau patiko. Ernis 1 klausė, kodėl tu ant savęs taip stumi? Erni, jeigu tu nori, aš galiu ir ant tavęs pastumti. Atsiųsk nuotrauką ir mes būtinai rasim prie ko prisikabinti. Dance, apačioje brūkšnelis Dance klausė, ką padarytum Gūriai Productions. Už parodiją netoks, ko gero paspausčiau ranką. Man patiko. Kas žinot, apie ką šneku, tas maladėts yra. Dobvis kažkoks klausė ten, ką veiki laisvalaikiu, nuo laifini prie PC, ar varai su draugais kur nors. Tai aišku, Dovi, kad varau su draugais kur nors. Nueinam, susėdam, sakom visi tada, davai varom panolaifint prie PC ir maždaug po 5 sekundžių išsiskirstom ir varom nolaifint. Vienas pod klausė, ką darytum, jei sutiktum Kubilių skersgatvį. Aišku, kad nieko nedaryčiau. Не думай о плохом, не чувствуй себя лохом. X Saulius X5 klausė, ar esi matęs Pimpagalvį? Tavo dėka, Sauliau, dabar jau taip. Vilintas 4 tiesiog klausė ir per brūkšnelį rašo, ar videogagos žmonėms nedaina, kad klausimus reikia rašyti Facebook'e? Taip, Vili, taip, ačiū už klausimą. Divextin klausė, ar nenorėtum neturėti arklio? Divextin, prašau, įdėsiu aš tavi vlogą, nes jau kelintą kartą klausė ir aš nežinau, tikriausiai turėčiau nenorėti kažko? Prašau, ačiū už klausimą. Davix123 klausė, ar jaunystėje buvai nuo life ir seibuvai, tai ką veikia prie PC? Ne. Aš jaunystėje iš vis net kompiuterio neturėjau iki 15 metų, pas mane buvo vien kiemas. Atsimenu, buvo netgi draugas, atėjęs 7 ryto, sako, išeik į kiemą. Tai mano vaikystė yra nusisekusi, nebijok. Tikiuosi, kad nebijai. Come on, let me see your face. Mr. Zacharė klausė, su kuo nusivalytum šikną, jei baigiai kietą reikalą, kokiame nors parduotuvės tualete ir ten nebūtų tualetinio popieriaus, o tu neturi jokių nosinaičių. Ir dar plus 9 nykščiai viršų, tai ko gero 9 žmonėms taip yra nutikę ir dabar jie nori sužinoti atsakymą, taip? Nežinau, ko gero eičiau į kitą tualetą ieškoti tenais, galbūt tualetinio popieriaus. O tikrai žinau, kad atsiras tokių žmonių, a vat jeigu nebūtų ten irgi tualetinio popieriaus. A vat jeigu tu nebūtum irgi gimęs, ką? Žmogaus su keistu balsu. Bet jeigu tokia situacija, tai aš nežinau, ko gero į triusikus nusivalyčiau ir po to juos išmeščiau. Ko gero taip ir padaryčiau. A ką daryt, kurie sastringai, savo ne mano problemos. Džentelmenas vardu Giedrius klausė, ar tau patinka mašinos, jei tai pasakyk, kokia tau mašina geriausia. Džentelmenė vardu Giedriau. Man patinka tokios maškės, kur yra, nu, žinai, tokios krūtos, kur važiuoja greitai. O tokių, kur greičių lekia. Tokios maškės yra pačios fainiausios. Ačiū už klausimą. Dama vardu Laura klausė, kaip man susirasti turtingą vaikiną, kad mane išlaikytų. Pasai, ar tu turtingas? Laura, priklauso nuo to, kokio tu nori. Ar tokio savų metų jaunuolio turtingo, ar senio tokio chrieno, kuris po 5 metų žver sandalus.
Tai čia du skirtingi dalykai yra ir dvi skirtingos taktikos. PS, aš neturtingas. Tai va, šiandienai klausimų tiek, jų tikrai buvo daugiau, atsiprašau, kurios nesakiau, nes ko gero jie bus, taip galim pavadinti, jie buvo nuobodus. Bet vis tiek ačiū, kad uždavėt, nes aš perskaitau kiekvieną klausimą, nes man vis tiek reikia atsirinkti iš visų ir aš nesu toks žmogus, kuris ignoruoja niurt. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki. On my stomach. Ha ha ha!